Varėno regionas yra žymus unikalių landšaftų, susiformavusių prieš 15 000 metų. Esminis išskirtinumas – kalkakmenis, kuris čia yra nepadengtas nei žeme, nei vandeniu. Kalkakmenis čia tiek daug, kad kartais atrodo, jo kelias nutiestas mėnulio paviršiumi. Jį nuolat tirpdo lietus, tad teoriškai šis grožis kažkada vis tiek išnyks. Gal tik ne taip greitai. Kita vertus, kas čia nėra laikina. Airijoje yra virš 30 000 pilių, tad tik kai kurios išpuoselėtos. Šioje, anot Forbes, yra įrengtas vienas geriausių aukščiausios klasės pasaulio viešbučių. Ne man, bet gražu. Labai gražu. Keliavimas Wild Atlantic Way yra nesibaigiantis gamtos didybės ir grožio gėrimas. Idealus maršrutas susilieti su gamta, pasinerti į save, išgyventi dabartį. Švyturiai yra neatsiejama visų pasaulio pakrančių puošmena. Airijoje jų 80, kurių nemaža dalis yra privačiose valdose, tad apžiūrėti iš arčiau galimybės nėra. Na, nebent turi sparnus. Keliaujančių nuostabių maršrutų laikas viduje sustojęs. Tačiau išorėje lekia, kaip vėjas iš kitos Atlanto pusės. 5. diena kelyje eina į pabaigą. Jau 2500 kilometrų už nugaros. Laikas ritualams. Keli kilometrai liko iki finišo ir negaliu praleisti vienareikšmiai šiauriausią galimybę išsimaudyti. Tik 5 laipsniai kieme, bet šilumos +5. Maudotis šaltame vandenyje? Atsargiai. Čia panašiai kaip važiavimas motociklu. Priprantama, bet visuomet vertinga. Tiesa, vanduo Atlante šioje vietoje netoks jau šaltas, apie 12-14 laipsnių. Paskutiniai kelionės kilometrai yra visuomet apie tylą. Jie jautrus, juk pavyko sklandžiai, kas suplanuota, o galėjo būti visaip. Niekada nežinau, bet visuomet pasikliauju. Panašu, kad manasis ir gyvenimo planai šį kartą sutapo. Malin Head ir tai yra šiauriausias taškas Airijoje. Šiauriausia vieta Airijoje ir Wild Atlantic Way kelio pabaiga mano atveju, kaip ir beje kelionės pabaiga. 2500 su trupučiu kilometrų vėjuotų ir saulėtų ir labai lietingų, vingiuotų, svarbiausia labai gražių kilometrų. Rekomenduoju visiems šį maršrutą. Kaip Oskaras Vaildas, beje gimęs Dubline, sakė, galiu atsispirti viskam, išskyrus pagundai. Mano atveju pagundai keliauti. Geriausiai motociklu.